Sveiki. Vienas didžiausių privalumų, mano nuomonė, renkantis mini arba midi siurblio modelį, tai yra integruota Bluetooth sistema. Su šia sistema mes galime nuotoliniu būdu įsijungti siurblį, štai šio mygtuko pagalba. Arba kai kuriais atvejais, jeigu dirbame su akumuliatoriniais Festool įrankiais ir turime akumuliatorių, kurie yra pažymėti Bluetooth ženklu, mes taip pat galime per nuotolį įsijungti siurblį, kuomet galbūt mums yra poreikis dirbant surinkti dulkes. Tai tiesiog aktyvuojame įrankį ir siurblys savo ruožtu aktyvuojasi. Jeigu jūs turite 26, 36 arba 48, siurblio modelį, nenusiminkit, jūs taip pat galite turėti šią funkciją. Tam viso labo jums prireiks taip vadinamo Bluetooth modulio. Šį modulį mes montuosime į štai šalia jungiklio esantį lizdą. Tam mums reikės pačio modulio, 5 mm raktelio ir bent jau vienos rankos. Tai atsukame du varžtus. Be abejo, prieš pradedant šios darbus įsitikinkite, kad siurblys yra atjungtas iš elektros tinklo. Varžtų nepameskit, tuos pačius varžtus naudosime su Bluetooth moduliu. Tai pasižiūrėkime į jungtis. Šita jungtis turi patekti į tą lizdą. Tai tiesiog, kad neuždėtume aukštinkojomis, paveiksliukai taip pat mums sufleruoja, kuria pusė turėtų būti dedamas šis modulis. Tai tiesiog įstatome, lengvai spustelim, kad viskas užsifiksuotų. Sudedame varžtus, juos priveržiame. Labai stipriai veržti nereikia, kadangi tai yra plastikas. Ir dabar lygiai tokiu pačiu principu, kaip su midi siurbliais, mes galime dirbti ir turėti nuotolinį Bluetooth ryšį. Tikimės, kad padėjom ir iki sekančio.